Didžiuosius miestus apkeliavęs lietuviškų mėgėjiškų trumpametražių filmų festivalis konkursas Kinomanai pasiekė ir mūsų miestą. Šiaulių kino klubo iniciatyva Kino teatre Laikas surengta geriausių festivalio darbų peržiūra. Per 1,5 valandos šiauliečiams pristatyti 9 trumpametražiai filmai, kurie konkurso metu kompetentingos komisijos garbių meno veikėjų buvo įvertinti kaip verčiausi dėmesio. Tarp jų ir festivalio Kinomanai nugalėtojo Vytauto Pauliukevičiaus juosta Kontrabanda. Kaip pasakoja peržiūros iniciatoriai, įdomu tai, kad šie išties aukšto lygio darbai buvo sukurti žmonių dirbančių visai kitose sferose, naudojantis daugiausia mėgėjišką techniką. Tačiau rezultatas, tematika, idėjos ir originalumas tikrai verti dėmesio. Tarp rodytų darbų yra ir filmų rusų bei anglų kalbomis, kuriuos konkursui pateikė išeiviai bei sostinėje gyvenančios žydų bendruomenės atstovai. Šiaulių kino klubas, siekiantis populiarinti gerą kiną, šiauliečius kviečia ir į kitas filmų peržiūras. Kitą ketvirtadienį, vasario 4 dieną, bus galima pasižiūrėti Andrėjaus Tarkovskio filmą Soleris.